Jay-Z, tai kaip atsirado Smuklės krepšinio lyga? Ar tu pats dar atsimeni savo žylą galvą? Atsimenu, šiaip ne nuo pirmo sezono buvau, bandžiau čia skaičiuoti. Dabar atrodo 23 yra, tai aš gal atėjau 2002-2003 sezone. Buvo metų. 22-23. Jo 2002 ir jis jau buvo, jis jau gyvavo, gal jau antras sezonas. Tai kiek teko po to domėtis, tai ten iš pradžių buvo rajono Hebrų lyga, ten žaidė Bokalai, Liūtai buvo tokia komanda, pati pirmoji, man atrodo, čia. Bokalai, Liūtai? Jo, ten, tai jeigu išskirsti, tai būdavo kas iš po rajono, ten, žodžiu, Justiniški Hebra, ten Viršuliški Hebra ir panašiai, visi draugai, mokyklinukai arba mokyklose buvę arba sportavę tuo metu įvairiuose amžiaus grupėse, krepšinio mokyklose tuo metu esančios. Tai pats pradėjau gal nuo 2-3 sezono pakvietė, buvęs komandos draugas ir bendradarbis Ergo įmonėje, kuris tenai žaidė, pasikvietė, sako, reikia, žaisim prieš rimtą komandą, reikia uždengti Žilviną Aleksandravičių. Vadžiu, gerai, registravo į paraišką, atėjom, pastatė mane įdengtis, ten primetė gal 30, gal 40 taškų, nieko nedaro, iš užtaro jam pastatą, žingsnis taškai, nieko neprameta iš vidutinio, žmogus buvo tuo metu robotas. Man atrodo, ir tais metais ar sekančiais jis ten ir baudų primėtė ten tą rekordą, kur pasiekė. 200 ten taškai. Jo, be perstamą, tai žmogus robotas buvo tuo metu, ir taip ir įsivažiavo. Tai lyga gyvavo, buvo tuo metu jau ir statistika, ko nebūdavo kitose lygose, buvo ir komentarų skirti savotiškas čiatas, kaip mirkė mes vadindavom, kur rašydavo komentarų, žmonės bendraudavo, susirašinėdavo, komentuodavo, tikrai būdavo labai daug bendravimo, juoko, visokio tipo ironijų ir sarkazmo ir panašiai, pykčių būdavo, aiškinimas visko buvo. Tai tas įtraukė. Ilgainiui tiek, kad po to Sėkla pamatė kelis entuziastingus žmonės, kaip Paulius Danavičių, Antaną Bubnelį, buvusi prezidento patarėja, ar ne, ir perleido, nes pats nusiėmė, tiesiog gal irgi su amžium atsiranda kitų reikalų, šeimos, darbai, Lietuvos rinktinės reikalai ir panašiai. Tai teko užsiimti dalies organizavimu. Ir kolegos tai jau. Tai va, Smuklės lygos gyva legenda Juozas Žimkus, menantis nuo pat lygos įkūrimo pradžios, ir Mindaugas Jonušas. Gelan komandos atstovai, Mindaugai, kada tavo įvyko debiutas Smuklės lygoje, ar pats prisimeni? O dabar nepasakysiu metų, bet tai nebuvo, manau, labai senai. Senai? Jūs pradėjai su MG? Jo, irgi draugai, Juozas tai komandai žaidė. Tai Juozas žaidė anksčiau Horsuose, daugkartiniai Smuklės lygos čempionai, bet po kažkokių metų jie nusprendė nebetęsti veiklos. Ne, aš nusprendžiau nebetęsti. Bet ir po to komandai vis tiek iširo, tai aš prisijungiau prie draugų komandos, bet kuriais metais tai buvo, tai turbūt tas laikas greit bėga, tai vis tiek tas 10-metis koks turbūt kaip irgi, tai plius minus jo, tai tais metais. Juozai, kuo ypatinga yra Smuklės lyga tavo atžvilgiu lyginant su kitom? Taip, tu sakai, kad pirmiausiai atsirado statistika, ko nebuvo kitur, atsirado šitas komentarų skiltis, internetas tuo metu dar ne visi neturėjo turbūt namie tą internetą įsivedę, o jūs jau pradėt komentuoti, tai buvo unikalu, nauja. Kas vedė į priekį tą bendruomenę, tą draivą, visą tos inovacijas skatint? Sėkla pirmoji, Sėkla ir jo ten keli draugai. Netgi, kiek žinau, buvo padaryta tokia, vadinkim, tinklapio programa Excelio gurų principu, kuri ten vedė viską, ir kamolius, ir taškus, ir komentarų, kiek kas parašė, viską buvo galima filtruoti, žiūrėti, kiek žmonės kokioje veikloje ir kokioje statistikos kategorijoje jie aktyvesni. Tai šitoje vietoje, tai
perfrazuojant klausimą, aš gal pataisysiu, kuo jinai ypatinga buvo. Nes dabar jinai tokia, kokia yra, jinai yra labai vienoda su visom kitom lygom, ar ne? Faktiškai nedaug kas skiriasi, gal tik trankesnis vienas kitas uždarimas būna. Tai tuo metu lyga buvo labiau bendruomenė. Taip, ten buvo gerų žaidžiančių žaidėjų. Tikrai buvo visa Rimanto Kaukieno, Reginos karta atsidėjus, ten ir Gaudenta Puškorį, ir Artūro Daugulį ten, ir Kęstą Liubiną. Ta prasme, ten Taptūnai tie patys buvo inovatariškiausia komanda, pas juos visas žaidė užsieniečiai ir netgi buvo pirmasis juodaodis gal 2003 ar 2004 metais. Čia gražiai pasakiau, ar ne? Taip kaip Karolis Tiškevičius, ar ne? Tai jo, tai ir jie turėjo, ir turi iki šiol ir graiką, ir turėjo ir turką Utkų, kuris irgi žaidė. Nu, to prasme, buvo senbuvių tokių ekscentriškų žmonių kaip Siekla, kaip Gytis Anulis, ten didžiausi Ryto fanai ir Echodo gerbėjai. Ir tikrai buvo gerą lygį palaikančių žaidėjų, kas liepia konkuruoti, kiekvienai komandai liepia vertę kaip ir kažkiek stiprintis, taip atsirado iš draugų tarpo ir Dainius Navickas į mūsų komandą atėjo, ar ne? Tuo metu buvo Hors Classic, po to jinai tapo Metorg Vilnius, po to susijungė su Vytauto Strausko ekskomisaru biuro bendrą projektą ir jie nuėjo dar į B lygą su dalį mūsų buvusiais tuometiniais žaidėjais ir ten tapo čempionais. Žodžiu, tie žaidėjai, jie vienur ar kitur figuravo, jie žaisdavo ir sostinės A lygoje, ir sostinės B lygoje, tik tai lyga buvo uždėjusi limitus, kad nebūtų per stipri. Tai A lygos galėjo būti ten 1-2 žaidėjai, ne, komandai, nes kito atveju kitiem nėra kaip konkuruoti. Tai vat lyga turėjo iš pradžių... Išlaikyti tokį mėgėjiškumą ir neįsileis profesionalų. Iš pradžių buvo stipresnis divizionas 16 komandų ir buvo silpnesnis 8. Iš 8 pirmas 2 pereidavo į stipresnį, bet po to labai greit pasikeitė formatas, nes labai atsirado poreikis ir tapo 24 komandų lyga. Ir čia, manau, ir buvo po to padaryta klaida, dėl ko lyga ir neišaugo į kažką daugiau, nes tuo metu 24 pakako, visas komandos buvo atfiltruotas pagal draugus ir rekomendacijas, nebūdavo priimama visokių žmonių provokuojančių ar ten kitaip elkinčių. Rolandas Kaisgirys negalėjo pateikti. Tuo metu, manau, būtų nebuvęs. Jo, tuo metu dabar, kai komandų trūkumas, priimam bet ką jau. Ne, juokauju, iš tikrųjų nebūtų žaidę dar tuo metu tokiam lygiai. Rolandas dar buvo. Rolandas pasakė girdėt, kad buvo įsiprašęs, kad net LKL ir A lygai būtų vienintelis žaidėjas. Nežinau, kaip jis ten įtikino Mogulavičių. Beje, Matuliui visada irgi Smuklės lygai buvo išimtis, jis nebūdavo niekad traktuojamas kaip limitinis žaidėjas vien dėl savo amžiaus, kaip žmogus tipo žaidžia A lygai. Ar ne, bet jam ir jį skaityti limitinį, kai aplinkui laksto 20 kelių metų, tai būdavo nuodėmė, tai visada turėdavo išimti. Daugai, dabar Smuklės lyga evoliucionavo ir tik 35 plus gali žaisti, jaunimo nebeliko, kaip pats jauties ir tas lygos lygis smuko, ar kaip tik sustiprėjo, kai atėjo vyresni žaidėjai. Tai viskas prasidėjo nuo to metu, kai tas 35 plus, tai dar buvo ir pagrindinis turnyras, iki galėdavo žaisti kas nori ir paraleliai vykdavo tas 35 plus. Tai mum pasiekus tą amžių, tai sakykime, buvo labai įdomu pasijungti ir aš manau, kad tas lygis nėra šiai dienai žemas, aišku, daug tų buvusių profesionalų jungiasi kiekvienais metais. Tas ir yra gerai, kad ir norėčiau palinkėti, kad lyga kiekvienais metais tas klaustukas, ar ta lyga egzistuos ar neegzistuos, bet, manau, būtų didelis praradimas, jeigu jos nebūtų. Tai dabar ta tokia terpė, kur vaikų darželį gali žaisti ten kažkokioje savo lygoje, o tie 35 pasiekia plus, tai turi savo terpę, kur susitinka su savo, mes dabar jau nebesam bendramžiai, gali 30 metų jaunesni žaisti negu mes, tai sakykime, bet vis tiek tas jau limitas yra filtruotas, tai labai smagu yra su savo ir buvusiais priešininkais, kur mes žaidėm pagrindinėse turnyruose, kovojom dėl kažkokių trofėjų, dabar žaisti kažkur, plus pasijungia profesionalus krepšininkai buvę, irgi tą lygą daro įdomesnė, kiekvieną kartą įdomu ateiti, pasimokyti iš jų. Tai labai smagu dalyvauti ir norisi, kaip sakiau, palinkėti, kad tik tai testus. Aš irgi kaip žaidęs, tai galiu palyginti, kad jeigu ateini dabar tu jaunesni ir tu žaidėjų nepažįsti, ten C lygų, D ar kokiai bežaistama, nėra ar B. O čia tu sutinki visus, su kuriais tu augai, bendramžius ar ten šiek tiek vyresnius.
Ir va tas yra gerai, kad tu su visais, čia tavo karta, žinai, nu, čia dešimtmečio ta tokia karta, su kuriais sieja ne tik krepšinis dažniausiai, ne, ir kažkas daugiau. Ja, tu pats žaidėjai už Švyturio komandą ne vieną sezoną, ten tavo Hebra, tas pats tavo komandos draugas Alius, kuris buvo irgi vienas iš pagrindinių Smuklės vadų jau po Sėklos nusiėmimo, kuris darė, organizavo ir prizus, ir didelį darbą darė iš, kaip sakau, entuzijazmo. Lyga gyvavo, ilgą laiką gyvavo iš entuzijazmo, tol kol neprispyrė šeimos darbai, išvykos į kitą šalis dirbti ir tiesiog buvom nebepajėgus konkuruoti, sakykim taip, ar ne, su kokybė ir su kitom lygom. Nes nu, visi, kaip sakau, kuo vyresni žmonės, to jie didesni vaikai, jiem dėl visko reikia, jiem reikia nuotraukų, jiem reikia filmukų, jiem reikia straipsniukų apie jų, jiem teisėjas davė techninę neteisingai, nemokės jis už ją ir visą tai išlėja laiškais per pilnatį, liktais kalti būtų vadovai, susitarę, pasidarę kažkokią klaną su teisėjais ir iš tų techninių pasistato savo namus. Nu, įvairių istorijų yra, galima čia jų pripasakoti, kartais iki absurdo, jokingų, bet taip, tai gerai, kai jauni entuziastingi žmonės, lyginai jauni kaip Vaidas, kaip tu, kurie priglaudė lygą su visų inventoriu ir ją vis dar stumia į priekį, to ir palinkėsiu, kad kažkaip sumotyvuoti žmonės vyresnius, kurie nueina žaisti ten JAF lygas, galbūt jiem būtų įdomu ir tarp veteranų, vadinkim, tų tokių mėgėjų pasigalinėti, galbūt 2 divizionus pasidaryti, irgi išskirstyti ir kažką ir kažkur to pačiu pažaisti tikrai su buvusiam krepšinio legendom ir ne vieną rekordą turėtojais. Aišku, kiek tenka bendrauti, kalbėjau su Tomu Lukaševičium, pamina turbūt irgi ir žaidė, nežinau, mes kartu žaidėm. Jūsų komandai, ne? Tomas geras draugas, manau, mes grupiokai buvom. Jo, tai va, teko irgi susidūręs, dabar badmintoną, žinai, žaidžia. Tada Darius Taraila nuėjo beach tenisą žaisti, irgi toks turbūt žino, toks legenda Vilniaus krepšinio. Ir Vitoldas Vidžiūnas irgi. Jo, ir jie kažkaip daug žaidėjų yra palikę tą krepšinį, pasirinkę kitas sporto šakas. Kaip manat, grįš jie dar kada į krepšinį, ar va, čia atsiradus naujiems sportam, tas krepšinis lieka už žymį? Nemanau, kad čia vien problema, kad ir kitas sporto šaka, būna kartais ir Tomo variantas, tai yra dėl sveikatos, Tomas negali dėl nugaros žaisti krepšinio. Taip. Tai jis pasirinko badmintoną, kur ne taip gal skausmingai. Tai... Aš manau, sugrąžintų daug visų žaidėjų, paprastas konceptas, tą, ką mes norėjom senai gyveninti labai senai ir dabar girdėjau per vieną podcastą, kad ir pas Andrių yra, su tave patį yra tokių minčių, viena salė, tam tikri laikai ir tada žmonėm labai atkrenta daug rūpesčių. Neslėpsiu, kad sunku ir tą salę susirasti ir gauti, kai čia pasikeitė tos tvarkos ir yra kainos ir žmonėm daugumą, jeigu neturi rėmėjų, reikia mestis ir tenai vėl darbai tas anas, po to susimetė, pats išeini iš 12 varžybų 1-5 minutės pažaidino, tai tada, žinai, pinigai į balą, ar ne? Tai Čelius tokia mintį, Bulgarijai, pasakė, kad Sofijoje, kai dirbo, kad išnuomota salė ir visą dieną žaidžiam. Keičiamės, bendrauja, man patiko, žurnalistas. Labai gerai, formatas. Yra jau tokia patirtis ir tas, manau, padėtų daug ką susigrąžinti, nes tiesiog susirinkė, jie vis tiek daug metų žaidė, kaip atėję ar ne, ten, jiems susirinkai, jie visus mintinai žino, derinius mintinai žino, jie gali žaisti iš lovos pakelti. Tai tas, plus, manau, pagalvokit, kad kalbant apie rėmėjus, daugelis jau 35 plus ir užima aukštas pareigas ir turi savo įmonės ir galbūt tokiam reikalui jie galėtų skirti ir pinigų, kad skatinti tą mėgėjų judėjimą ir daryti tais turais tokias varžybas, ar ne, kaip alaus namų turnyras vyksta, tas legendinis, žinote, ne? Taip. Sudalyvavo. Tai nepaslaptis, kad prisidėdavo visi tie turtingi dėdės, profesionalai, pats Taraila irgi duodavo prizų ir būdavo Julius Karka komanda vadindavosi, bet yra Kirka vaistų ir būdavo ir vitaminai. Taip pat Sport Pointo žmonės duodavo daug prizų, ta prasme. Gelanas tai čia visų lygų mecenatas buvo, kur ką paklausi, tą vis atgausi. Tai čia šitoj vietoj ir tas labai padėdavo daryti uždarimus, teikinėti prizus, apdovanoti įvairių kategorijų, sakau, ten daugiausia taškų, daugiausia kamolių ir visus. Ir tas pats azartas yra, kurį tu išviešindavai, kad
skaitai 10, tas, kas neatėjęs uždarimą, gauna tas, kuris yra, ten gali būti 7, 8 žmogus, kuris yra atėjęs, tas ir gauna prizą. Yes. Tai tas kartais priviliodavo į pačius renginius, kad ateiti daug žmonių. Ir dar sindikatą buvot pasikvietę, ne? Buvo ir Išjunk šviesą, ir sindikatas, ir Vyšnios, ir tai žinau, ten tikrai labai daug grupių, kurios tuo metu sutikdavo koncertuoti ir būdavo barų, kurie sutikdavo užleisti savo plotą, nes būdavo barų tokie, kurie paprašydavo už renginį dar susimokėti pinigų, nes, tiesiog čia. Bet buvo tuo metu, atsimenu, Sėklos pozicija, kad mes niekam pinigų nemokam, visi mus turi priimti ir tikrai priimdavo ir Alstarai, ir visi barai. Alaus namuose. Alaus namai, šitas buvo artistai. Čia labai skatina, žinai, tą bendrovę, tą bendravimą. Tai vis tiek tie žmonės vis tik turi versle, šeimuose, vaikai draugauja, kai tėvai prie krepšinį įsisūrė. Bet realiai dabar tas, nebepavyksta, Vaidas organizuoja uždarimus, daro atidarimus, bet matot pats, kažkas pasikeitė, nežinau kas, realiai atsakymo vieną turbūt nėra, bet sukviesti žmonės į vieną vietą, tu darai tą patį konceptą, atrodo. Netgi daugiau daro protmušius, daro kažkas, atrodo įdomu ir tas, bet... Bendruomenės nebėra. Gal tie kiti sportai atima, gal tas požiūris arba trūksta kažkokios tai agitacijos, aš nežinau. Manau, kad čia jau netgi reikia telefonus skambinti ir kviesti asmeniškai dabar. Visada reikia, Andriu, bet visada reikia, tau į varžybas turi kaip vaikus visus sukviesti, viščiukus suskaičiuoti. Tai šitoj vietoj, nežinau, gal tas bendromiškumas gal sumažėjo. Gali būti, kad po karantino žmonės tiesiog labiau, priprato gal namie daugiau, žinai, mažiau judėti. Šiaip sakė, renginiam yra iššūkis organizuojant pasikviest, nors koncertų salės matom. Dabar pilnos dinamikos Bavarijos grįžta su linksmu. Tai aš tikiu, kad ir čia atsigaus, viskas turi pajudėti, tik tai reikia galbūt teisingą formulę kažkokią susigalvoti. Tai labai svarbu turbūt, kad Vaidui padėtų ir bendruomenė, kad visi kartu ir komandos tą norėtų ir pasivestų žmonės ir parodytų, kad fainai ir galėtų prisidėti prie idėjų to formato šventės, kad Vyšnios kokios atvažiuotų. Ar šiam 9 danguje. Aš galiu pasakyti, kad smukliai labai padėdavo tas, kai sezonas baigdavosi, būdavo dar bendras futbolo turnyras. Būdavo išnuomojamas sportimas, susikūrendavo komandos ir žaidžia, vadinkim, žaidėjai registruoti į paraišką krepšinio turnyrui. Tai kitos komandos būdavo gudrios, jis įsirašydavo futbolininkus, jie nežaisdavo krepšinį, bet kai ateidavo futbolo turnyras, jie ateina visus tenai, vieną kasą sudaužo ir atėjo visą gerą, ar ne? Tai tada kiti pradeda irgi įsirašyti, įsitraukti, o taip mes įsitraukėm ir vieną iš jūsų ir kažkur matytų komandos buvusi, ar esama dar Rėmėja, Danata, Seliava, Vilniaus Majonezą Didektų. Ir taip įsitraukė iš savo draugų tarpo, turi kelis futbolininkus, turi kokį neblogą vartininką ir jau tenai favorito statusą. Taip pat darėm su merginom, nes žaisdavo ir merginas, ar ne? Buvo daug tada ir Dovilė, ir Aistė sekretoriato turėtų pažinčių, buvo Vilniaus Svaja komanda, organizuodavom 3x3 turnyrus, 2 vyrai ir 1 moteris. Su užbaigimais, prizo apdovanojimais Stiklių gatvėje, kažkokiam iš gal Stiklių arba Lokys bare, kažkokiam neatsimenu. Ta prasme buvo populiari idėja. Būdavo bowlingo turnyrai atidarimo metu. Irgi komandas skiria nuo komandas 4 žmonės, sukasi atkrintamųjų principų, kas laimi. Visur yra prizai, visur apdovanojimai. Rėmėjai niekad negailėdavo dovanų. Aišku, seniau labai būdavo lengva visus papirkti alaus paletėm, alaus bačkom ar panašiai. Dabar nebuvo dar tuo metu tokio, bet dabar jis kažkaip niekur negali, nei vairuot gali, nei kažkur gali. Dabar matai, ir visi to alaus gali nusipirkti, su pinigų turi. Aš irgi tą pastebim ir organizuodami skemo renginius, kad yra iššūkis sukviesti ir tėvus, ir vaikus, į žygius, ir ką anksčiau bendruomeninius galėdavai daryti, dabar jau visi turi savo reikalų, daug vaikų, daug Vilniui logistikos patys žinote, ne? Kiek reikia apvažinėti. Mindaugai, kalbant apie tą draugystę Gelano ir Sostinės krepšinio lygos, kaip prasidėjo ir kodėl tau, kaip vienam kompanijos vadovų, rūpi remti Vilniaus krepšinį, nes remia tiek vaikų komandą, tiek Sostinės krepšinio lygą, padeda ir Smuklės lygai. Kodėl komanda pasirinko būtent tokį tašką, kad per krepšinį?
Aš dabar tiksliai nepasakysiu, aišku, viskas prasidėjo nuo Vaido, diskusija su Vaidu, bet manau, kad principas buvo ne tai, kad remti lygą ir turėti kažkokią terpę reklamai daryti, bet buvo mintis tokia, kad būt kaip esama socialiai atsakinga įmonė, daryti kažkokią, padėti daryti įtaką žmonių gyvenimui. Aš sakau, kad, pavyzdžiui, daug smagiau, kad mes turim visi žaidžiantis, dalyvaujantis Sostinės lygoje, turi kažkokią vietą, kur gali nueiti vakare pažaisti su kolegom, su draugais krepšinį vietoj to, kad jisai sėdėtų ant suolo, žinai, kažkur namie, žiūrėtų televizorių kažką, tai jau įtraukia žmonės, įtraukia vaikus, tai tas toks, jeigu pažiūri giliau, tai iš tikrųjų daug kam padeda, ir vaikai dalyvauja, ir suaugę, įsitraukia mamos, šeimos ir taip toliau, tai tikrai nebuvo mintis, kad, kaip sakiau, turėti terpę kažkokiai reklamai, niekada, tai iki šiol tas tęsiasi ir smagu būti kažkokią dalim ir nežinau, kiek metų jau esam, padedam ir manau, būtų mintis tęsti tą bendradarbiavimą tikrai. Vaidas klausė, Mindaugai, jūsų klubo dominavimas prasidėjo gana staiga, 2010 metais pirmame jau SKL sezone C lygos 16 finalį pasiekėt, vėliau net 7 metus šėlės patekote į C lygos finalo ketvirtą, kas yra įspūdingas pasiekimas šiaip komandai. Ko truko pirmam sezone ir kaip pavyko taip ilgai išlikti aukštumoje, ką darėt? Tu jos irgi buvo visą laik šalia? Jo, Juozas buvo, bet mes pradėjom 2010, atsimenu prieš kažkokius kareivius pralošėm, tas pirmas sezonas iki šiol atminti kažkaip, bet kur tas buvo raktas į sėkmę, aš dabar nepasakysiu, mes buvom visi irgi kažkokie, nebuvo nei vieno žmogaus iš šalies, visi draugai, bet kažkaip mes sulipom tada ir kiekvienais metais nebūdavo, kad mes ten gal kokį vieną žmogų pridedam, bet realiai 7 metus iš eilės būti to finalo ketvirtose, nežinau, mes visus turime medalius ir ketvirti buvom kelis kartus, ir treti, antri, čempionais turbūt trečiausiai, nežinau, net 2 kartus gal mes buvom čempionais, jeigu neklystu. Bet tas, Šiaip tai mūsų istorija tai dar anksčiau prasidėjo. Mes su Mindaugu, sakykime, vienos įmonių grupės darbuotojai, kaip ir bendradarbiai buvom. Vienu metu ir mes startavom su Megrame komanda buvusiai vienoj VMKL lygai. Ir ten turėjom kelis gana neblogus sezonus, ten buvo aukštas lygas. Mes kažkodėl nenuėjom žaisti Sostinę, nes buvom pabandę ar įmonių taurėje ir kažkaip mes pasirinkom kitą lygą tuo metu, kuri ten kažkiek pagyvavo, po to nebegyvavo. Ir niekad nebuvom ir VKL, tada buvom ištikimi Sostinė iki galo iš po tos lygos. Tai mes tie patys žmonės žaidėm, tenai jau, tik tai dar buvo, toks apsišlipavimas, žaidė grinai, atsivesdavom vienas po kitą draugą, o kai Sostinę perėmėm, jau tada jau pas mus girbuvo jau ir Dainius. Dainius ne nuo pradžių tikrai prisijungė. Gelanė nuo pradžių. Nuo 2011 tikrai ne, Dainius daug vėliau. Gal vėliau. Jo, daug vėliau. Jis dar žaidė už Aksus. Bet mes žaidėm, tais metais dar buvo mūsų daug iš įmonių grupės, mes turėjom daug, ten pusę komandos. Faktiškai darbuotojai daugiau negu. Žinome, Megrame Gelanas yra bendra įmonių grupė. Įmonių grupė, jo. Tai jau ir tada mūsų prasidėjo, tai čia buvo kokie irgi 2-5-2-6, kai mes žaisdavom. Su kolegomis. Su kolegomis. Jo, ten tikrai. Šiaip anksčiau iš tikrųjų daugiau įmonės sugebėdavo suburti žmonių žaidžiančių krepšinį, ne? Ir Sebas turėjo savo komandą United Sharks, atsimenat, Antanas Poliukevičius. Ir sugebėdavo komandą surinkti visos IT įmonės ten. Visokios ten, net tos. Tai daug visas atėjo, Soniaksas. Vilma gal irgi turėjo, net dabar galvoju. VRM'as, Vilma ir dabar turėjo kitoj lygoj, bet jinai nebūdavo tokiais išsišaukiant, kaip sakyti, lygio skirtumo didelio nebūdavo, dėl ko būdavo smagu žaisti. To metinėse įmonių lygose, kur organizuodavo Sostinė, nors ir žaisdavo ir atėjo, ir Soniaksas, ir VRM'as, ir Ergo, Preventos ten brokeriukų irgi pririnkdavo šitas buvęs vadovas iš aukštosios mokyklos, tipo įsidarbindavo brokeriukais ir jie žaisdavo, bet jinai labai neįsišokdavo, būdavo taip viena kita stipresnė komanda, bet plius minus žaisdavo, dabar kartais tenka pažiūrėti rezultatą, ten kokie girtekas su ko nors susijungs, ten 125
10. Nu, tai atbaido įmonių lygas iš karto, tai turi būti irgi kažkokie uždėti, nežinau, tada turi būti apribojimai, kad suvienodinti juos kažkiek. Bet tada nėra progreso, kai suvienodinis. Čia irgi geras skambas. Žiūrėkit, jūs esate tituluočiausia C-lygos komanda su laikų istorijai, bet niekada taip ir nežaidėt B divizionė. Kodėl nebuvo to sportinės, ar tai aukštyn, galbūt į A? Ne, tai tikrai ne. Mes kiekvienais metais diskusija būdavo dėl B lygos, bet visą laiką baigdavosi to pačiu per uždarimus visą laiką. Nuspręsdam, aišku, jeigu tu nori eiti į B, nori būti konkurencingas, tu tada turėtum kažką atsijoti, paimti kažkokį naują komandos draugą, kažko atsisakyti. Tai ta mintis turbūt pagrindė ir atbaidydavo, bet nežinau, man toks irgi būdavo dar baisu, kad jeigu nueisi ir pastoviai būsi kažkur dugno komanda, tai toks irgi, žinai. Niekas nenorėjo treniruotis, norint tai aukščiau žaisti reikia treniruotis, o čia yra tik pažaisti. Mes irgi bandėm savo schemą gotas grįžę, vieną sezoną neblogai, C-lygai pasirodėm, galvom gal į B galima, bet ten visai kiti greičiai, ten tikrai studentų daug komandų ir Dailės akademija ir buvo tuometinis AISM-as ir kiti, jie bėga, žinai, jie greiti, jie turi treniruočių ir trenerių ir struktūrą ir susirenka daug žaidėjų, žinai, ten 7 jau prieš 12, kai rotacija yra gili, kai tai spaudžia per visą aikštelę, kiek tu gali pasišakuoti realiai, žinai, tie tai gali, tikrai keistis, kas porą minučių, žinai, žaidėjai. Taip. Treneris dar ciparį šaukia ten, žinai, spauskit 2-5, baig. Jau, žinai, tada malonumo nėra ir kai tu iškovoji 3 pergalės ar 2 sezono gale, jautiesi niekam tikės, tikrai duoda per šitą. Dėl to ir buvo, žinai, jeigu tu C-lygoje čempionas, nueini į B lygą, galbūt ten, žinai, kažkur dugne valiu. Tai va toks ir atbaidydavo, žinai. Ir niekas nenori varžybas po to ateiti. Taip. Ir dar kas būdavo, kad vis tiek tas yra mūsų noras, vis tiek, jeigu ateit visiems pažaisti. Jau tada, jeigu mes tą patį sudėtim perėtume B lygą, buvo, aišku, ir trenerių mes turėjom, samdydavom, būdavo tas toks vidinis konfliktas, kad kodėl aš žaidžiu, kodėl aš nežaidžiu, tai toks irgi man tekdavo atsakomybė prisimti kažkokius keitimus daryti, ar kažkada ten irgi tas nėra malonu, paskui ten pasakot, tai tada buvo mintis, kad bandėm turėti ir trenerių keletą metų. Tai Noreika buvo, ne? Ir Noreika buvo treneris mūsų, jo, ir tai va smagu buvo, bet irgi tas Mindaugas paskui ten, aišku, darbai kiti buvo ir nebegalėjo tęsti. Tai visokių tų buvo peripetijų. Tai su treneriu lengviau, ar ne? Jis talentingesnius vaikus pasirinko ir ten nuėjo čempionus, negu su mumis, mes tada ir net nenuėjom turbūt. Bet mes buvom, pavyzdžiui, Ženevičių pasikvietė Umbrasą, žiauriai fainai turėti trenerį, treniruočių procese, toks kaip Ženevičius parodo tokių gerų barių, kaip užtvara kitaip pastatyta, ne, kaip geriau įkyrus. Mes tada dar buvo, kad prieš tai Gaudentas buvo Puškorius mūsų treneris. Tai aš atsimenu, tais metais irgi būdavo treniruotės, pavyzdžiui, prieš Gaudentą būdavo sunku sukviesti žmonės treniruotės, niekas neina, ten pasimėtymas, pasižaidimas, bet va tie metai, aš atsimenu, kažkokie būdavo daug, mes buvom visi motyvuoti, tai tas treniruotės ateidom, mes ir kažkokius derinius bandėm ir darydom tos visokius, kaip vaikystėje viskas, žinai, atrodo, grįžta. Paskui Mindaugas perėmė, tai jau su Mindaugu, kai atėjo, irgi kažkokie ten, nežinau, buvo kažkokie metai, kad mes ten tas treniruotės nedaug rinkdamas, bet varžybų procesas jis daug sklandesnis, ta prasme, minutės pertraukėlės, kada reikia, net ten kažkas šaukia iš aikštelės 5 minutės pertraukėlė, treniruotės deriniai, tai viskas. Kažkokie mažos detalės, kur tu pats nepastebi jų. Taip, ir net tas pats Umbrasas, žinai, sugebėdavo įnešti kažkokį irgi tokį azartą kovą, mes atrodo, Tegrą vos nepatvarkėm, žinai, ir dar ten tokių gerų komandų, nes sugeba treneris tiek keitimą laiku padaryti, pats tu ką, Mindaugai, ir lakstai, ir keitimą, ir labai sunku atsiminti, kas kiek žaidė, o kas piktas, kas nepiktas. Nežinai, žmonėm gaila, ten jaukoja vis tiek savo sekmadienį popietę, ne, ar ten kažkurį vakarą. Nuo šeimos, nuo kažkokių kitų reikalų, ten gal Žalgirio nepažiūrės, ar Ryto, ne, ir eina žaisti ir dar sėdė ant suolo. Taip. Tada jauties, lemba, 2-3 valandas, kai praradau nuvažiuot. Buvo toks jausmas, esi taip jautėsis, kad ar ne pats? Aš nesu, bet kad komandai tikrai yra buvę ir dabar paskutinės varžybos su Mantu Vanagu. Mantas atėjo, žinai, turėjo paskui dar kitas varžybas už įmonę, už Teltoniką, tai po varžybų irgi aš Manto atsiprašiau, net
mes pamiršom įtraukti tą rotaciją, žinai, man tas irgi pats sako, bet kai pasikalbi su žmogum, tai jisai gal visai kitaip reaguoja, žinai, kad, supranta tą esmę. Tai va, tokie žmonės labai, aš jaučiu pagarbą žmonėm, kad jie ateina, kaip sakai, aukoja laiką, bet vis tiek viską daro dėl komandos. Reikia suprasti, kad mes visi esam vienas rutulys ir mes norim visi tik kartu laimėti. Ir jis yra detalė komandos, be kurios komandos nebūtų, žinai, čia mes negalim 5 sueiti kažkokie, ar ten 5 pagrindiniai ir jie žaidžia ir laimė, tai vis tiek čia ne apie tai. Kalbant apie pergalės pralaimėjimus, prisimenat savo saldžiausią pergalę ir karčiausią pralaimėjimą? Sostiniai. Ir smukliai sostiniai. Pamiršau komandos pavadinimą, bet tais metais, kur tikėjomės, kad tikrai būsim jau C lygoje ir Ardomai pabuvo, kur atrodė, ėjom, zondavom, skautavom, ėjom visas varžybas, žiūrėjom ir ten žiūri taip iš šalies, tai čia nėra ką žaisti, ir atėjom ir bats reagavom. Ir ten vienas žmogus toks visiškai nematytas, niekur primetė ten, abie Markevičius buvo toks pakankamai, ir tada dar vienas tenai, ir visiškai, o mums tą dieną visiškai nėjo žaidimas, niekam nėjo žaidimas, ir va, tai čia buvo viena iš tų pirmųjų, kur mes anksti ir iškritom. Tai va tas buvo. Mes ten finalo ketvirtas buvo. Jo, finalo ketvirtas, tai tas buvo labai skausmingas, man atrodo, buvo skausmingas, kur jau tikrai buvo, man atrodo, jau. Mindaugai, tu apie saldžiausią pergalę, šiaip pralaimėjimus. Kas buvo saldžiausia, kur labiausiai šventėt, kur atsimeni? Kad švesdavom, tai jo. Tas tai jau. Tidas finansą, kai apsilošėm finale, nes ten žaidė ir treniravo tuo metu. Ir dabar ir tuometinis mano, ir šiuometinis, ir tuometinis mano departamento vadovas, tai man tai pati saldžiausia. Kas ten toks buvo? Gal net leis iš darbo. Kas jie toks buvo? Julius Boguševičius. Tidas finansą. Bet ten ir buvo gera hebra, jau irgi draugai, ar ne? Benas Steponienas, amžinatelis, Tadas Markilevičius ten. Purlys buvo? Žaisdavo Purlys, jo. Tomas šiemet grįžo vėl Smuklės lygą, po pertraukas paskutinė menšinės medienos. Reiktų realiai 7-5 su tokia gera hebra Vileita Purlys, ten to trūksta irgi. Kalbinu ir Sabaliauską, bet jis jau sakė, kad kol kas neplanuoja žaisti krepšinį. Sunku yra kažkaip įtikinti kitus, kurie jau ilgai nežaidė, jau jie bijo traumų, žinai, jie galvoja, kad jau jie pradė šitą įgūdį ir tie buvę profesionalai, kai su Sabaliausku kalbėjom, sako, aš nekenčiu, kai mane apibėga, žinai, ir ten mane atmeta kažkoks loseris. Ten Sabalas net buvo vieną sezoną smukliai, kažkas jį išmėtė trajakais ir išėjo įsityčia, tai jis užsirašė pas trenerį sporto klubą, bėgiojo, metė svorį, treniravosi kiekvieną dieną, kad tą nugalėt. Laukė kito atsakomojo mačo. Jo buvo motivacija, žinai. Bet jie, matai, tie buvę sportininkai, jam turbūt sunku profesionalam žaisti tą krepšinį, kai jau jie nebegali padaryti taip kaip anksčiau, kaip jūs manot. Bet yra pavyzdžių, kur, atrodo, sporto namai, atrodo, kiekvienais metais, atrodo, jau atėjo laikas kažkam juos nugalėti, bet jų tas dominavimas tęsiasi. Ir šiemet pažiūrėsim, ar jie, vieni, aišku, iš favoritų, bet galbūt kažkam pavyks juos nugalėti, galbūt mums net juos pavyks nugalėti. Yra netgi. Bet, jie parodo pavyzdį, atrodo, kad va tie metai, bet tu jų. Neužtenka tik apibėgti, jisai tau už tos tą kelią, kur tu nori apibėgti. Bet žinai, Donatas Kiaušas, jisai vis dar šoka, jis dar deda į krepšį. Aivaras. Jo, tai jo, yra, dar jie pasijungia, Jonušas dabar pasijungia pas Žygimantas Jonušas, tai atnaujino tą sudėtį, bet. Šiaip yra pasiūlymas lygai labai paprastai išspręsti šitą klausimą, kad nutraukti vienos komandos dominavimą. Kadangi sporto namai fatališkai pasinešė ten susirinkti visus LKL žaidėjus buvusius, jie nori ir Babrauską, ir Jomanto, jau ten visų nori, tiek turbūt paraiško vietas nėra, kiek jie ten taip susirinks su uždarimais paskais geri sodybai, bet paėmė burtų kelių išdalinį tos LKL žaidėjus kitom komandom, kas kokį išsitraukė, tas tokį išsitraukė, ir lygis apsilygina. Mintis. O jūs čia kalbate apie tą titulą, labai norit, kiek jums turi bus Smuklės lygos titulas? Dabar šiuo metu dar esate oficialiai čempionai?
Ne, mes nelaimėjome, mes praeitais metais buvom... Oficialiai esate paskutiniai Smuklės lygos čempionai, tai čia Vaidas klausė, tai paskutinis Smuklės lygos. Jo, paskutinis turnyrą, jo, mes laimėjom, tada ir baigėsi. Jo, mes jau istorijai, viskas jau. Bet kiek jau svarbus tas titulas, dabar vėl laimėti ir... Ne, aišku, yra svarbu kažkaip, tas stimulas, kiekvienais, šiemet, nežinau, tokie sunkus metai, tiek pralaimėjimų turim, kur, nežinau, 3 metus sudėjus tiek nebūdavo, tiek kiek dabar, bet čia irgi tas mėgėjų krepšinis ir yra, kiek tu sugebi su visus komandas nori sukviesti, žinai, tai vienas kažkas išvažiavo dirbti į užsienį, tai kitas kažkokių sveikatos problemų turi, kitam gimė vaikas, kitas negali ateiti. Tai žaidžia per 7 lygas. Tai žaidžia per keletą lygų, tas dubliuojasi, tai va toks... Čia apie Janeliūną jūs, ar ne? Ir apie jį, ir apie Dainių, apie... Dainis ne, Dainis geras pavyzdys, ruošiasi patekimui į olimpiadą. Kaip manot, pavyks jam, ar ne? Aš tikrai tikiu ir linkiu, nes kiek Dainis įdeda noro, kiek pastangų per tą visą laikotarpį, čia yra pavyzdys, kaip reikia siekti tikslo. Tai, žodžiu, trūksta 2 viešnaičių. Vieną, tarkim, nugalėti sporto namus su visom žvaigždėm, nes tai čia irgi bus istorija, atsiminimai liks, ypač tokiam kaip man jau pensininkui. 44 ir kada išvažiuoti olimpiadą, tai čia būtų iš bendro rato. Čia tavo tokias 2 svajonės, ne? Čia tokias... Dainiaus didės. Smulkmenos, bet malonė, žinai. Jozai, gal turi kokių, Aidas klausė, įdomių, juokingų istorijų iš legendinių Smuklės lygos laikų, nesusipratimų, kuriozų. Čia kaip pasakojo Astrauskas, matėt paskutinėme epizode, kaip su bačka lausi, atėjo į Smuklės lygą jo komandos draugas ir jis nesuprato, kur iš. Almantas Rastenis. Legendinis. Beje, brolis jo irgi žaidė Smuklės lygoje ir išaugo gerų krepšininkų. Ir iki šiol žaidžia SKL, ar ne, taip pat Margiris Normantas, ar ne, buvo komanda tokia laimė ir atsivesdavo vaikutį tėvas, kuris ten iš pradžių išbėgdavo, po to žiūri, kad ten primeta 30 taškų, 3 taškai, žinai. Tai irgi Margiris augo, brendo tam vyro kolektyve ir visą veiksmą matydavo, kaip daryti. Tai tokių smagių istorijų, tai nežinau, jų daug, nes per visus uždarimus jų buvo begalė visi ir sakau, ir draugaudavo, ir yra žmonės, kur šeimom draugaudavo, ir yra žmonės, kurie į darbus vienas kitą priimdavo, taip pat dirbo, ne vienas žmogus yra dirbęs pas kažką ir suradęs darbą per būtent Smuklės lygą. Tai Strauskas iš Piliauskų matėt, dviesi. Buvę nedraugai po to, tai čia tokių istorijų gali daug surasti, tai net sunku visas būtų ir... Špilė labai nenorėjo važiuoti į podcastą, bet jo direktorius jam Strausas liepė. Negali neklausyti. Negali neklausyti, sako, kad tavo darbas bus čia. Jo, iš tikrųjų labai smagu gyventi prisiminimais, dar smagiau, kad ta lyga toliau gyvuoja, vystos ir tie patys žmonės toliau kuria naują istoriją. Prisiminiau. Taip. Smagiausia istorija. Ilgą laiką buvo tokia daugumos iš sostinės krepšinio žaidėjų, ten buvo lyga, nors labai daug žaidėjų persipindavo. Ir visi galvodavo, kad Smuklės lyga, tai tipo baro, arba ten alkoholikų lyga, kažkas tai tipo... Kaip Mišai sakė, yra skilės lyga. Ja, yra tų lygų ir mes ilgą laiką bandėm suorganizuoti kažkokias tai... topinės Smuklės komandos prieš topinės kokias B lygos. Komandas darėm, bandėm ir Vaidą kalbinom, kad čia reikia padaryti turnyrą, 4 komandos, po 2 išeina, kažkas tokio ir išsiaiškinsim, kuri yra stipriausia. Tas principas kaip Kaunas Vilniaus A lygos arba B lygos, tai ir niekaip neišėjo prikviesti sostinę. Bet Jozai, mes darėm, atsimenu, kai žuvo Sonex komandos vadovai ir tas buvo turnyras, kai A lygos čempionai žaidė, Smuklės lygos čempionai, tada, man atrodo, Vilniaus krepšinio lygų, to Eurobasket gal buvo 4 lygų. Marčiulionio Vytenio gatvėje 6 dar vyko tos turnyras. Smuklės, bet nebuvo. Vieną kartą esam. Jo, viena yra. Smuklė esam organizavę, ten buvo tas Uzas, ar kaip jisai Uzas toks didelis. Jo, tai ten tada buvo, bet aš kiek atsimenu, ne čempionai nuvažiavo, kažkas, kad negalėjo tuo metu. Bet mes esam pasidarę vieną, kuris pavyko. Tai yra sostinės krepšinio lygos žvaigždės prieš Smuklės lygos žvaigždės, kur buvo ir
superiniai marškinėliai visom komandom ir superinė lyga. Ir ten smuklės lygos žvaigždės, visi stipriausi žaidėjai tuo metu sutvarkė visas sostinės, kurios ten turėjo belekiek skambių pavardžių. Ta B, ne? B lygos. Ne B, visas žvaigždės, kurios tuo metu delegavo sostinę ir delegavo smuklę, tai smuklė tuo metu nugalėjo. Čia smuklė žaidėjai. Čia panašiai kaip kai rengiam sostinės krepšinio lygos žvaigždžių dieną, ar lygos rinktinė metė iššūkį tuo metu LKL rungtyniausiai Marijampolės Sūduvai. Gal pamenat, jo, ir ten 3 kėlinius taip komandos. Nesudava Kraitenė gal buvo. Jo, ir jie tada LKL žaidė realiai komandą ir atvažiavo Ryto areną, Jonas Vainauskas dar tada buvo Ryto vadovas. Sėdėjom pasikabinėte, jisai sutiko mums duoti salę su ten 2 reikalavimais. Kad bus bilietai. Mėgėjų lygos, mes gerai, sako, kad man bomžų neprieitų. Gerai, Jonai, bilietai buvo. Ir užsitraukęs cigaretę, jis dar paprašė, kad nemokamai registruotume olimpinį čempioną jo komandos gretas. Žinot, ką jie registravo? Ingriff United komanda. Olimpinį čempioną kokį. Rimas Kurtinaitis tada debitavo, jo, toj Ingriff United komandai su Aidiečiu, su Purliu, Gronskiu. Jonelis ten buvo dievas, žinai, jeigu teisėjas panaš šildo, sako, čia mano salė, ką nori, tą darau. Nes jie žaisdavo Jeep arenai. Ir dar Jonelis paprašė, kad visose techninės anuliuotume. Mes sutikom su Braziu ir tada geras renginys tada įvyko toj Jeep arenai tuometiniai ryto, jo. Taip. Tai gera istorija. Atrodo, kad smuklės lyga įrodė, kad yra pajėgi ir iki šiol jinai labai pajėgi ir kad jos pavadinimas smuklė, tai nieko nepasako iš tikrųjų, ne apie tai, kas jie žaidžia. Jinai pasako, kad labai būdavo sunku prisitraukti rėmėjai, nes tu nueini, tie, kas žino, tai žino, bet, pavyzdžiui, kokiai normaliai įmoniai ir tu, kad sakai, uždėsi banerį ir ten panašiai, čia paremkit išlaičius ir čia smuklės lyga, alaus bokalas nupieštas, viską, tai o visi propaguoja sveiką gyvenimo būdą, ar ne? Žalesis kursas. Kaip manai, Mindaugai, reikėtų keisti pavadinimą? Ne, jau čia su pavadinimu jau viskas, jau gal kažkada reikėjo keisti, dabar tai jau tikrai ne. Tai manau, visa istorija ir siejasi su tuo, čia, nemanau. Aišku, jo ta pasakyta idėja gal ir kažkiek turėjo kad dėl rėmimo, bet manau, kad vis tiek ta istorija svarbiau už tos prizikus. Jo. Aš irgi taip manau, labai buvo fainai šiandien jūs pamatytas, pokalbis neprailgo, jis buvo nuoširdus, paprastas ir tikrai po 10 metų žiūrėsim, gal vėl susitikę ir gal naujai rašysim jau po 10, kai būsim dar seniukai labiau, ne? Jei dar bėgiosim. Bėgiosim, kur mes dėsimės, aš sakau, 70-mečiai dar ten laksto, tie 80-mečiai Žygimanto Augusto mokyklai, trečiadieniais ir žaidžia 2 kart per savaitę, taip kad ten... Manau, kad tikrai įmanoma. Svarbiausia mylėti krepšinį. Ačiū visiems, kad žiūrit. Ačiū Mindaugui, ačiū Juozui, kad atėjot. Ir gražios visiems dienos.